Įjungiau filmavimą. Ignas mane apgavo. Pakeitė karabinus. Dabar aš negaliu rodyti tempo. Ir dabar aš stabdau. Ai, na šikt. Žiūrėk, čia baigėsi ir šis sako, Zdibo, eikit čia tą sieną. Ne ten tų kojelių. Nežinau, čia bus iššūkis. Ir tai tokia vieta, kurio nesimato, kad kažkas būtų lipę. Tu palauk. Aš čia galiu. O, čia yra. Gerai įsižiūrėsi, rasi. Baltas jo išmintas. Kaidutes. Oskaro dydžio. Gal čia Oskaras vaikščia? Nu, čia taip. Eiksim kaip. Ir dabar pagrįžti reikia perkabinti. O čia yra durniausia, kai jau taip smagiai eini. Ir sako, ponas, pagrįžkite. Nu, pažiūrim, ką šitas vyrukas darys. Matai, baltas. Viskas baltas. Ne, tavo kojų lygiai, va. Pala, kokie aš tą mazgą užrišau karabinams, neatsimeni? Jūreivišką ar ūkininko? Man, aš tai, nežinai, įpratęs tą kaip ūkininkai karvės riša. O reikėtų čia... Ne, čia nėra sunku, čia atrodo sunku. Ne, aš filmuoju, tu pasakai, kad sunku. Esminiai žodžiai. Ir kad kelias nedulkėtų. Čia dabar zigzagai pasiūlo eiti. Italai turi humoro jausmą. O, yra pagaliau pakopėlė. Kojytai patogiai pasidėti. Antra pakopa šitam kelyje. Ačiū ir už tai. Kaip taip užsikabina. Blemba. Kai kaip galėjo rečiau surištos trosus. Tai dabar sunku pakeisti jau rečiau galėjo. Neturiu idėjų, kaip čia lipt. Kiek matau, tai toli. Bet aš taip galvoju, kad mes čia pusę gal nuėjom. Nes kažkaip dar daug čia. Mes turim nueiti, kur baigėsi pušys. O, dar viena pakopa. Mes turim pabaigti šitus akmenis ir pušis. Ir daeiti iki pliko jau kalno. Užsikabdino. Kaip neruoja. Ir taip yra reikia, dar jie. Gavai akmenuką? Nu va. O dar tu nenorėjai dėti šalmą. Tai čia nuo manęs krenta, žinau. Bet čia dulkės. Nu ką. Šiaip gražus kalniukas. Pabirės akmeniukai, kad tik nelių kelias nedulkėtų. Žiūrėk, kur tas moteriškės.
Kur čia? Gal ant televizoriaus matysit?